Šiandien aš atėjau į prekybos centrą Mada. Dar stovi eglutė nenupuošta, dar pas juos čia viskas papuošta. Dar pavaikščiosime truputį. Čia labai tokia faina yra kepyklėlė, visokių skanumynų turi. Kokiu tik širdis geidžia. Kokiu tik širdis geidžia skanumynų, tortų visko. Čia galima atsigerti kavutės, arbatėlės, pasėdėti. Papuošalai, lambardas, galima priduoti, nusipirkti. Sidabras su nuolaida. Gražu. Perlai. O čia aliejukai įvairiausi. O, ir visko daug čia yra. Namų kvapai, vėjukai, diniai, eteriniai, kosmetiniai. Čia čili pica, galima užėti pavalgyti. Taip, čia kavai atsigerti, kavos baras. Čia bankomatai. Čia yra telefonus, taisykla telefonų. Čia irgi dar eglutė stovi, labai fainai. Čia kažkoks tai baras. 3 pliusiukai. Eurokosas. Eurokosas, kuriuos galima nusipirkti, kokiu norite. Kosmetikos. Kokios tik širdis geidžia. Užėti neužėsiu, akiniai nuo saulės. Čia kosmetikos parduotuvė. Elevita kosmetika. Labai gera parduotuvė. Dažnai ateinu nusipirkti kosmetikais. Kanelios vaistinė. Daug gerų visokių nuolaidų būna. Ypač pensininkams. Dar eglutė viena. O čia dar viena parduotuvė Kosmada vadinasi. Kiek čia konkurencijos? Kosmetikai, parfumerijai. Pasirinkimas didelis. Ateinate ir išsirenkate, ką norite. Ir nusiperkate. Neužeina bėdų, nes kam bus įdomu, tai patys ateisite ir pasižiūrėsite, kas čia darosi. Kokios prekės. Tuščia parduotuvė, mergaitės tokias pravinėja. Čia laiptai į viršų. Čia naudinių parduotuvė. Ta pati eglutė,
Čia yra Bohemijos parduotuvė. Namų apyvokos, indų, lėkščių, taurių, puodelių, keptuvių. Čia Emira, tai čia baldų užsakymas. Čia yra kanceliarijos vaikų prekių parduotuvė, žaislų vaikams. Maisto papildų parduotuvė. Čia parduotuvė yra. Tikriausiai fashions. Fashions parduotuvė čia yra. Taip. Dabar neuždaryti pertrauką. Tik valgyti jau mergaitės. Kinijos parduotuvė. Dar vainikėlį. Čia yra grožio salonas. Nagų studija. Spintelės susidėti daiktams. Čia vitrina parduotuvė, kur visokie prisidavinėja kosmetikos reikmenys, priemonės, plaukų priemonės, ožkariukais. Daug kas čia prisidavinėja. O čia yra iki parduotuvė. Iki dabar didelė. Dar eglutė stovi. Iki. Parduotuvytė. Žmonių ir vėl pilna. Labai daug prekių. Pasirinkimas didelis. Eglutė net nenupuošta. Čia cigaretės. Šalčių baras. Papildai. Čia irgi bižuterija, papuošalai. Lombardas, raktų gamyba, laikrodžių taisykla. Įvairios prekės. Nesuprantu, kokios čia. Kas yra? O, čia yra gėlių salonas. Galima pasirinkti. Dabar nueisime į apačią, pasižiūrėsime. Cokolinėme aukšte yra parduotuvė, suncinė vadinama. Nežinau, kaip čia ją ištart. Tai visiems žinoma, kaip
čia švara. Taip visiems žinoma, kaip kiniečių parduotuvė. Labai didelė, visko yra joje, bet aš gal ją pačią neisiu. Praeisiu čia, o taip, jūs pravesiu. Prekių daug, bet kitą kartą, bet tokios jau ir kainos nemažos yra. Būna kitą kartą nusiperku ką nors, bet labai labai retai. Čia va vaikams pačiuožinėti galima. Matot, kas ten yra. Čia tualetai. Taip, po toliau laiptais. Eisime toliau. Čia išėjimas. Čia yra planas, kaip nepasiklysti. Juvelyrikos parduotuvė. Nuolaidų nėra. Čia žmonės apsimoka. Optikos parduotuvė. Čia pardavimas vyksta. Čia įvairiausių prekių. Visokių mažmožių. Gyvūnams Kika yra parduotuvė. O. Net nežinau, ką čia pardavinėja. Kasykla. Yra dovana, jeigu reikia dovanos kam nupirkti. Gėlės salonas. Salonas. Dabar trauksime į antrą aukštą. Žiūrėsime, kas ten yra. Orchidėjos žydi. Ir šiuo dar papuošta vis. Mados centras dar švenčia vis. Dar mados centras švenčia Kalėdas. Drabužių parduotuvė. Galima užeiti ir įsirinkti pageidavimą norimą prekę. Tiek visko yra. Toks neblogas. O čia. O,
kokia dama stovi su gražia suknelė pasipuošusi. Parduotuvė vadinasi Alinos Gracija. Pardavimas. O, gražios suknytės labai. Oi, kokia faina. Labai gražios. Ta labai pavyko. Ir ta gražiai. Gražiai atrodo. Drabužių valykla. Vaikų kirpykla. Galima atleisti, nusikirpti. Kaip gražiai papuošta dar. Grožio salonas. Prašom, ateikit ir pasigražinkit. Lytės gražios. Gražu. Latviškas trikotažas. Geras trikotažas latviškas, bet brangus šiek tiek. Šiek tiek brangus. Nelabai mano kišenė išneša. Gal kitą kartą galima nusipirkti. Čia yra galanterija. Galanterijos visokių. Štai čia tašytės, tašės, lagaminai. Čia yra parduotuvė. Irgi drabužių vadinasi. N5 tikriausiai, kaip jinai vadinasi. Irgi galanterija. Vairiausios kuprinės, tašės, tašytės, rankinukai. Labai daug visko yra. Labai daug visko yra. Eik, pirk, tik turėk už ką. Čia yra restoranas Katpėdėlė. Galima užeiti ir pavalgyti. Tuščių žmonių beveik nėra. Lietuviška virtuvė. Ir vėl galanterija. Ir vėl rankinukai, rankinės, gaminiai, čemodanai. Eina sau, kiek čia galima. O, ten. O čia kas yra? Soliariumas, salonas soliariumas. Einame toliau, pasidairome. Odinė galanterija. Čia yra Vilnius avalynė. Gera avalynė, geri batai. Tai gal šiek tiek kainos didelės, bet galima nusipirkti ir rasti ir pigiau. Čia yra apatinis trikotažas. Čia turim parduotuvė. Apatinis trikotažas irgi. Dar eglutės. Vis papuoštos. Čia į garažus, požeminius garažus įėjimas ir skrybelės, prašom, galite pasirinkti. Ir piniginės ir skrybelės. Faktis skrybelaičių, tik pirkite. Tik išsirinkite. Čiagi kas tokio yra? Gražu kveiksiukai. Veidrodis.
Meno kūriniai. Įdomus tokie. Įdomus. Čia. O, vat ir. Man visi čia gražūs tokie, žinokit. Rėminimo paslaugos vadinasi. Vadinasi rėminimo paslaugos. Taip. Va, čia visko gražus. Gražiai atrodo, galima pasivaikščioti, pasidėrėti. Taip. Čia yra galanterija, siūlai įvairiausi, virbalai, užtrauktukai. Net ir medžiagų yra, medicininės marlės taip yra. Pamatote, visko yra. O čia bus greitai parduotuvė, nauja kažkokia tai nauja parduotuvė bus. O, prekės augusiems. Čia ir ta pati galanterija. Visko. Siuvinėjimo siūlai. Jaunystėje mėgo siuvinėti. Ir nerti. O čia drabužių parduotuvė. O žiūri, yra nuolaidų. Ir gan nemažai. Antistresas vadinasi parduotuvė. Antistreso parduotuvė. Pertrauka. O čia kailiniai vilko kailiniai. Irgi žiūriu, paltukai įvairiausios, virkytės. Žiemai. Dirbtinio kailio nuolaidos yra. Yra nuolaidos. Čia graži vieta, foje tokia graži, labai gražiai atrodanti. Čia kažkokia tai Ela parduotuvė, irgi drabužiai, batai. Dar eglutės. Dar eglutės. O čia parduotuvytė. Drabužių ir apatinis dažas ir viršutinis, koks tik tai nori. Nuolaidų. Visą dabar po švenčių nuolaidas darau. Pepko parduotuvė, išpardavimas iki 50%. O, nebloga ta parduotuvė Pepko yra. Prašom, žiūrėkit. Tik neužeinant, kas joje matosi. O čia kažkas tai yra. Čia gal kompiuteriniam žaidimam yra kažkas, aš manau. Kažkas tai tokio, taip nesuprantu. O, čia kaip tikras šokių salė. Pažiūrėkit. Gražios gytės. Matot?
Bet jos, žinokit, yra dirbtinės, bet kaip gražiai atrodo. Kažkaip bus dirbtinės, negi čia gyvas kas pastatys. O čia irgi dirbtinė, viskas yra dirbtinė. Gal tik tai reikėtų kiek apvalyti lapus, tos būtų neblogai. Tokie savot, tokios gražios panelės nufotografuotos. Galite pasirinkti ir nusipirkti. Čia parduotuvės Sidonas, tiesą sakant, aš čia nusipirkau labai dvi fainas suknelės ir gan nebrangiai. O čia yra parduotuvė irgi drabužių. Knygynas. Vaga tikriausiai. Kaip aš supratau, tai čia yra knygynas Vaga. Neįsiaišku jį. Kainosai knygų šitą kartą gan tokios nemažos. Knygų vaikams. O, lietuviška knyga. O. Šviesios knyga. Žaislai čia, žaislų parduotuvė vaikams namams. Kampelis toks nedidelis, bet žaisliukų visokių yra. Kažką galite užeiti nusipirkti, dėlionių ypač. O čia yra audinių galerija. Audinių galerija. Ir audiniai. Jie yra gan brangus. Gal todėl, kad natūralūs. Dar eglutė, prašau jums. Čia yra verpalai. Galite nusipirkti verpalų ir sau megzti. Su malonumu. Čia parduotuvė Mano Italija, kur galima nusipirkti drabužėlių, kailių, kailinių, kepurių. Patys matot, kur čia galima nusipirkti. Čia parduotuvė Ogmina yra. Buitinė technika, elektronika. Dar eglutės. Paprasta, bet gražu. Gražu. Kažkokia tai parduotuvė, tikriausiai visokių kompiuterinių žaidimų vaikams. Keyboard Shop. O, čia įvairiausi žaidimai, mašinytės. Prašau, čia visko. Oi, kiek čia visokio. Taip.
Čia dar tie patys mano Italija parduotuvė visko. Ir kadangi man nieko nebereikia, tai aš į ją ir neinu. Leisimės dabar į pirmą aukštą. Pažiūrėsime pirmame aukšte. Leidžiamės į pirmą aukštą. Čia gal dar truputį praeisime pro kosmadą ir pažiūrėsime, kur čia dar kas yra. Čia kažkur tai turėtų dar būti. Truputį pasiklydau, nesenai buvau madoje. Tai kažką tai jau supainėjau. Kažkur tai turėjo būti batų kalnas, bet kuris yra. Aš taip ir nesuprantu. Žinoma, jo nereikia. Va, kaip aš čia praėjau tą batų kalną. Va, prašau, pažiūrėkit. Kokia parduotuvė. O žmonių tai beveik tuščia, nieko nėra. Kainos tarp kitko čia nemažos tokios. Aš šitai nerandu batų jokių. Kiek atėjau, tai neradau jokių batų. Parduotuvė Gerduva. Gerų dalykėlių čia galima nusipirkti. Manau, kad jiem nelabai brangiai. Tai Vilniaus alus, prašom alučių, kas nori. Pačiakas. Čia tikriausiai rūkorėm, pikorėm. Vyriausiams. Va. Kažką tai parodžiau. Jei patiko, pasižiūrėkit. Nykštį į viršų. Ir prenumeruokit kanalą. Iki pasimatymo.